Panevėžio priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje 4 mėnesius dirbo naujas komandos narys, ugniagesys gelbėtojas Ramūnas. Visą laiką žavėjus šio darbo ir vaikystėje matydamas pravažiuojančius gaisrinės automobilius žavėjusi tiek pačiais jais, tiek pačiu to darbo, domino tas adrenalinas, ką jie išgyvena ugniagesiai gelbėtojai savo darbe. Ramūnas pasakoja, norėjęs dirbti darbą, kurio galėtų didžiuotis ir būti naudingas kitiems. O adrenalino pojūtis ir anksčiau nebuvo jam svetimas. Daug veiklų pas mane tokių susijusių su adrenalinu, tiek medžioklė, tiek lenktyniniai motociklai. Teko ir lenktyniauti ir tapti čempionu su žiediniais motociklais, tai to pasekoju ir pasirinkau galų gale šį darbą. Ugniagesys patvirtina, kad šioje profesijoje baimei nėra vietos. Šitam darbe baimiai nelabai yra vietos, turbūt. Čia galėčiau sakyti, visi be baimiai, nes kaip jau reikia padėti, kai yra įvykis, tai ta baimė išsijungia. Bet kaip ten bebūtų, įvairūs skaudūs, dramatiški įvykiai paliečia ir ugniagesių jausmus. Auto įvykis gal buvo toks, kur vieną rytą išskubėjom gelbėti 3 prispaustų žmonių ir ten buvo toks pirmas gal vaizdas, kurį pamačiau, kaip atrodo ta realybė eismo įvykiuose, kai žmonės prispausti, kas ten rėkia, kas prašosi pagalbos, kas be sąmonės, tai tas gal šiek tiek sukrėtė, bet ne kiek ta visa aplinkybė, kiek tie vaizdai, bet kiek pagalvoju, kaip tie įvykiai įvyksta, kokia lemtis, kaip ten viena sekundė gali nulemti žmonių gyvenimus, kur atrodo galbūt galėjo ilgiau žmogus batą ryžtis išeinant į darbą sekundę ir nebūtų buvę to įvykio, o jis tiesiog būtent įvyko sekundžių tikslumu. Gegužės 4 dieną minima Švento Florijono gaisrų sergėtojų diena. Ugniagesių dienos proga sveikinu kolegas visus, kursantus, su kuriais mokiaus UG33 grupiai, sėkmės tarnyboje ir būkit saugus visi, kad neprireiktų dažnai mūsų pagalbos. Lietuvoje nuo seno tikima, kad Šventas Florijonas sergsi nuo gaisrų. Būkime saugus.